Ką ten su kompais? Sveiki, gerbėmėjai. Sveiki, sveiki. Labadiena. Su jumis vėl tinklalaidė kažką ten su kompais, vedėjai Vytautas. Kastas Mykolas. Ir Karolis. Šiandien yra 2026 metų vasario 23 diena. Ir mes čia šviežiai išbrazdėję iš Linux install parčio įvykusio praeitą savaitgalį. Ne visi, bet jo, papasakokit man, kas ten geresnio įvyko. Tu su mumis buvai emociškai kartu. Taip, sapnuose. Bet turiu pasidžiaugti, kad žmonių bendrai buvo netgi daugiau negu praeitą kartą, nors susiregistravusių buvo mažiau. O klausimas, kiek tų žmonių persidengia nuo praeito karto? Tai yra, ar pasiekėm naujus, kiek naujų pasiekėm? Naujus pasiekėm, persidengiančių buvo maždaug gal pusė, truputį gal daugiau negu pusė, bet naujų tikrai buvo ir buvo tokių, kurie atėjo žiūrėjo didelėm akim pakankamai, tai buvo visai smagu. Dabar tai taip pagalvojau, turiu pastabų, kad kadangi toj pačioj erdvėj buvo ir pranešimai paskui skaitomi ir instaliuojantis, vieni kitiem iš tiek trukdė. Tai aš galvoju, sekantį kartą būtų gerai, kad jeigu bus norinčių instaliuotis, tai jie galės eiti į kitą erdvę, nes ten kelios klasės ir ten galima būtų ramiai aiškinti, spaudi čia, rašai čia ir dabar būtin. O ten kitoj klasėje, jeigu visi tenai šneka, kas ką, žinai, kas tokius dot failus ar hyperlaną kaip naudoja jau 3 dienas. Matai, kitas dalykas turbūt reikėtų priminti, kad klasė buvo sausakimša. Tai yra, sąlyginai nedidelė klasė ir žmonių sąlyginai daug, ta prasme. Nešė papildomas kėdės ir galiorka buvo pilna. Esminis klausimas, ar buvo nors viena moteris pagaliau, ar vis dar buvo dešrelio balius? Vaido žmona. Turbūt, aš nežinau. Kaip supratau, lyg ir buvo dar viena mergina, kuri ne laiku atėjo, nes skelbime nebuvo laikas parašytas. O QR kodą nusiskaityti, kažkaip pasirodė neįprasta. Tai, toks irgi. Na, tai yra kur pasistengti tada šito klausimu. O šiaip tai labai kitas smagus dalykas man asmeniškai, tai kad visgi mes sugebėjome, dalimi prisidėjome ir mes kaip podcastas prie informacinės sklaidos ir kelių bendruomenių sujungimo vamzdžiais ir ten idėjom ar ko tik tai nori. Savykęs dalykas gavosi. Džiaugiuosi dėl to labai. Apie kurias čia bendruomenės, kad taip suprastų visi? Tai iš esmės mes kaip podcastas jau turime nemažą klausytojų, tam tikrą klausytojų kiekį, sakykime taip. Tada yra Mastodono bendruomenė, tada yra šita Linux install parčių bendruomenė ir apskritai Hebra, kuri užaugusi su Ubuntu release parčiais ir ten kitais susijusiais renginiais. Ir tos bendruomenės ir tos žmonių grupės gyvena savo atskirus gyvenimus ir nebūtinai vieni apie kitus žino. Ir taip gavosi, kad ir mes prisidėjome prie to, kad dalį klausytojų atitempėm į Linux install party, dalį klausytojų arba install parčio gyventojų priminėm apie Mastodoną ir atvirkščiai. O tai bala, deginės terminą jau išmetam lauk, jau dabar grįžtam prie install party? Deginės, čia... Dėktuvės. Dėktuvės. Ar deginės? Ar dėktuvės? Dėktuvės. Oficialiai buvo parašyta dėktuvės, Super. Tai taip ir lieka dėktuvės. Matai, man buvo labai smagu, dėl to aš taip priskretau prie to termino partis. Ateis valstybinė kalbos inspekcija ar tau asmeniškai baudą nurašys? Diegimo šventė. Tai šiaip kalbant apie teisingų terminų panaudojimą, tai aš pabūsiu tas GIF versus GIF guy ir mes vis maišom Mastodoną su Fedivisata jau ne pirmą kartą, bet Mastodonas yra tik tais vienas iš Fedivisatos tinklų, tai yra servisų. Šiuo konkrečiu atveju aš turėjau būtent omeny Mastodoną, būtent Mastodoną. Bet tai pala, tai sakai, mes Mastodone, aš tai ne Mastodone, atsiprašau, aš tai Go2 Social gyvenu. Mes su Vytu. Aha, tai jau viskas, jau have I been fired? Ok, viso gero. Tai gerai, tai kalbant apie tą, kas geresnio, Mastodone per brūkšnelį Fedivisatoje, kad visiems būtų gerai. Vėlgi, aš čia pastarosiom savaitėm ten visokiom kitokiom nesąmonėm užsiėmiau, tai tik tai šiandien užmačiau vieną Gyčio Repečkos tyrimuką, nedidelį, sakykime taip. Jisai pabandė pasižiūrėti Lietuvos universitetus ir kieno ir kokias mailo ir DNS paslaugas jie naudoja. Jo buvo tokia pastaba, kad turbūt visi ar didžioji dalis Lietuvos universitetų jau perėjo ant adatos
Microsoft'o, Google'o ir kitų korporacijų. Asmeniškai aš taip paskaičiau, pasižiūrėjau ir suprantu, kad tai yra nieko keisto, ypatingai universitetui, kuris ten teisininkus ruošia, bet iš kitos pusės, jeigu tai kalba sukasi apie Kauno technologijų universitetą, ar ten VUNą su savo informacinių technologijų centrais 2 pasirodo, ar tą patį Vilnius Tech, tai šiek tiek darosi apmaudu, kadangi, man asmeniškai ką tai indikuoja, kad jie turbūt ir nebelabai ruošia žmonių tokiom kertiniam technologijom kaip mailas, DNS ir panašiai, kadangi savo infrastruktūros palaikymas tai būtų gana puikia praktika ir puikia demonstracija, kad mūsų ruošiami specialistai tokius dalykus supranta, sugeba ir aš bent jau asmeniškai iš techninio universiteto tikėčiausi pozicijos užsiėmimo ir tokio pademonstravimo akivaizdaus, kad mes palaikom patys infrastruktūrą, nes mes sugebam paruošti žmonės ją palaikyti. O dabar rodo, kad nesugeba. Aš kaip senas susireikšminęs aitišnikas pabumbėsiu, kad, žinai, tai kam dabar ten tą geležį ir tos DNS krapštyti, taigi visi yra YAML inžinieriai, viskas sukasi cloud'e ir tau net apie tą cloud'ą nebereikia galvoti, tiesiog pasileidi kokį nors chatbotą, duodi jam tenai prisijungimus ir ten padarys tau viską. Tai kitaip tariant, Lietuva Prompt Engineers 2030. Yes. Taigi yra VU netgi kursas 4 metų. Visas šitas kursas Prompt Engineering. Tik jis yra ne IT, jis yra berods socialinių mokslų kažkas. Prašau, aš labiau akcentuoju, žinai, techninius universitetus arba fakultetus. Ten koks nors MIFAS, pavyzdžiui, VUNE, kiek aš atsimenu, tai jis ten turėtų didžiausių fakultetų studentų kiekių, bent jau kažkada buvo. Tai beje, 2 dalykus norėjau pasakyti. Vienas tai, kad to paties Gytis irgi gyvena GoToSocial, o ne Mastodone, tai dar vienas, kaip sakant, taškas mano naudai. O šiaip tai norėjau tiesiog pereiti gal tada prie temos iš to aukštojo mokslo, tada gal labiau į mokyklinius reikalus, nors jau čia nei vienam iš mūsų seniai nebegrėsia, bet Vytautai, tu norėjai kažką papasakot. Tai man tai ir grėsė, ta prasme, pas mane buvo taip, aš pasiskundžiau Mastodone, kad vaikui atsiskaitimas ir mokytojai liepia atsinešti telefonus su jungtais mobiliais duomenim. O šiaip tai mokykloje telefonais naudotis negalima. Ir paskui tenai Rokas pasikeikė, Mykolas pasikeikė ir iki ką jūs tenai išaugo, ta prasme, visiškai nesusijusi tema gautas. Taip gavosi, kad tema nusirutuliojo, nukrypo prie įrangos, kurią turi mokyklos užsipirkę ir metus nenaudoja, ta prasme, supakuoti ir panašiai. Vienas dalykas, kuris kai kuriuose mokyklose vis dar guli, tai tokie BBC mikrokompiuteriukai, kurie ten BBC inicijuotas projektas turbūt, kuris ten pagrindu tam tikro mikrokompiuterio ir kurio pagrindinė funkcija ir tikslas buvo, moksleiviam duoti į rankas ir gana ankstyvam amžiui pasibandyti šiek tiek vizualaus programavimo, pasibandyti, kas yra ten elektronika, kaip ledai mirksi, kaip veikia, nežinau, giroskopas ir panašiai. Mes apie lietuviškas mokyklas vis dar kalbam. Čia buvo kol kas originaliai, tai buvo ne lietuviško mokyklo, originaliai tai buvo UK. Ne, tai aš šitą žinau, tai aš dėl to ir klausiu, kad BBC mikrokompiuteriai, kad jie čia buvo UK. Mykolas nuo labai toli atveda. Taip, ta prasme, Rokas kalbėjo apie tai, kad lietuviškose mokyklose tų BBC mikro yra pilna ir neišpakuotų, kurios guli spintose. Tai va, aš apie tai ir klausiu, nes man labai pasirodė keista, nes net negirdėjau, kad Lietuvoje jų būtų. Esmė tokia, kad prieš kokį 10 metį, aš ten mailus pasikučiau, tai 2016-17 metais ir Lietuvoje buvo kilusi panaši iniciatyva, tai yra atnešti kompiuteriukus į Lietuvos mokyklas. Ten buvo labai daug debatų, ar tai čia 5-okam, ar 9-okam, ar čia, nežinau, ar čia kokį BBC mikro, ar Arduino, ar čia Raspberry Pi, kadangi Raspberry's buvo tada aušroje. Ir man labai įstrigo toks vienas iš argumentų, kad, oi ne, jeigu mes duosim Raspberry, tai vaikai daugiau nieko nedarys, tik tai gamins. Šitą tai aš labai gerai atsimenu. Čia labai senas dalykas, bet labai buvo užstrigęs. Ir kaip mes tuo metu juokėmės, kad tai jeigu gaus vaikai Raspberry Pi, tai žais žaidimus. Ką žais? Tetri, ta prasme, ar tik taktau? Žiūrėk, aš 10 metų jau nešiojusi šitą argumentą. Jeigu paauglys ant
pirmo ar ten B ar plus Raspberry pasileis Linux ir pasileis jame Minecraftą. Ta prasme, programa savo tikslą pasiekė. Ta prasme, paauglys įgijo tokių praktinių įgūdžių, kurie yra... Kurių dabar universitete nemoko. Taip, ta prasme. Nes mano, pavyzdžiui, asmeniškai tai irgi buvo, mane mokino kompiuterio naudotis mama, nes jinai buvo darbe naudojusis, dar pirmas kompiuteris buvo ten IBM 386, pasileisdavo į DOS, reikėdavo ten CD, Win, tada pasileisti WinExe, užsikraudavo 311, taip toliau, tada jau ten kažkaip ten neatsimenu kieno pagalba, ten į 95 pasiupdateinom ir taip toliau. Ir paskui jau tėvai vienu metu nusprendė, kad čia jau šitas per daug, nes, žinai, tos pačios moralinės panikos kartojasi metai iš metų, buvo per daug, jisai sėdi prie to kompiuterio, išvarvės akis, nieko nebemokės. Tėvai uždėjo slaptažodį ant paskyros Windows'o. Tai ačiū, labą dieną, parsisiunčiam Hire and Boot CD, pasileidžiam Rainbow Tables, nusikrekinam pasvardus, tai, žinai, ačiū tėvams, kad bandė apriboti man dalykus, nes tai realiai privedė prie to, ką aš darau šią dieną, žinai. Tai vat su tuo, kad jeigu vaikai sugebės pasileisti Minecraftą ant Raspberry Pi, tai puikiai, taip ir toliau. Bet čia galiausiai vis tiek tai atsirėmė į tą didžiausią problemą, kad tie kompiuteriukai jau buvo nuspręsta, kad naudos tos paprastesnius, bet jie 10 metų guli spintose. Tai va čia Karbauskis buvo teisus. Ne kompiuterius reikėjo pirkti, o tautinius kostiumus. Tai bent jau būtų panaudoti. Tai va, man tai šią savaitę, ne šią savaitę, nuo paskutinio epizodo, tai labai patiko ir tiko ir užkliuvo ten Ernesto Rantas truputį su, man atrodo, kiek per mažai dėmesio jisai gavo, tai vat bandau iškelt į viršų, gal dar kažkas įdomesnių minčių turės, bet jisai tai vardino kaip biurokratinę šūduvą, aš tai gal labiau vardinčiau kaip tokį identifikacijos sprendimų zooparką, bet tiesiog, kad ten toks buvo truputį rantas apie tai, kad nėra nei vieno sprendimo, kuris tinka viskam. Ta prasme, autorizacija per banką netinka kvalifikuotam pasirašinėjimui, Smart ID netinka registrų centrui, Mobile ID neveikia su eSIM, čia beje yra ES limitacija, LTID neveikia bankuose ir ten taip toliau ir panašiai. Ir buvo vienas kitas, mačiau, kolega ten prisijungė į diskusiją, Darius ir Tomas ten truputį padiskutavo apie kortelių skaitytuvus ir panašiai, bet sprendimo kaip ir nėra ir aš suprantu, kad mes jo negalim išdiskutuoti, bet yra tas toks argumentas, kad, tai ko jūs čia dabar bumbat ir nieko nedarot ir nieko nepakeisit, bet iš mano perspektyvos atrodo, kad kartais visai pravartu tiesiog kelti tos klausimus, tai jau savaime yra kažko darimas, negu kai tiesiog nuleisti rankas ir, yra kaip yra. Ir gyvenam toliau. Ir čia matai, turbūt kai kuriais atvejais trūkstama grandis yra, paslaugos tiekėjas. Ar tai bankas, ar tas paslaugų tiekėjas, prie kurio paslaugų prisijungti tu naudoji vieną ar kitą autentikacijos būdą. Tai, klausimų teikimas ir, burzgimas, viena iš spaudimo formų. Taip, bet kita vertus, kelt klausimus Mastodone. Ir tikėtis, kad jį pamatys tie, kas sėdi valdžioj, tai yra kaip čia rėkti į vakuumą. Gal ne visai vakuumas, ten viena kita molekulė skraido toj visatoj, Fedi. Taip, bet tai dėl šito ir čia paskutinis, realiai čia prieš porą valandų nutikęs dalykas. Fresh off the press. Jo, visiškai šviežiai. Klausimas, ar straipsnis išeis anksčiau negu epizodas. Bet tai mamutai, keli mastodoniečiai, tik tai vyrai kažkodėl, laimės kūdikis neprisijungė. Bet jau būčiau klausęs, kiek buvo moterų šitam skambutyje be žurnalistės. Žurnalistė buvo, taip. Žurnalistė yra, kiek žinau, kiek atsimenu, tai yra šita mokslo ir technologijų, man atrodo, srities LRT. Tai mamutai davė interviu LRT. Apie Fedi visatą, apie Mastodoną, nes dabar ten visas tos Žukausko dramos ir panašiai. Kyla klausimų, tai ką daryt, kur dėtis, ar reikia kur dėtis. Tai mes savo nuomonės išsakėm, ten buvo berods 6 mamutai buvom, tai
daug pakalbėjom, matėsi, kad šita žurnalistė norėjo kažko klausti, bet mes neusičiaupėm, tai galiausiai kai ką praleido, ar kažką tai, bet žodžiu, šiaip visai smagiai pašnekėjom, visai gerai, visą valandą išnaudojom, dabar kažką bandys ko gero iš šitos visos mūsų plirpimo kažką tai sugeneruoti, sakė, daugiau dar ieškos bendruomenių, kokių kitų išskyrus Facebooką yra, pasirodo, jų yra galbūt. Tai va, tai čia toks šviežiausias, naujausias, įdomiausias dalykas. Galbūt kažkas daugiau apie Fedivisatą sužinos, pradės naudoti, arba ne. Matysim. Aš tik tai tokią nedidelę smulkmenėlę norėjau paminėti, ką reiškia mamutai. Mamutai yra turbūt vienas iš hashtagų, kuriuo Fedivisatoje galima pasiekti didesnį kiekį lietuvių. Tiek pasekus šį hashtagą. Jo, mamutais mes vadinam vis lietuvius Mastodono vartotojus. Taip. Nes Mastodono simbolis yra toks mamutukas. Tai Mastodonas iš principo yra mamuto prieš istoriją ten, ar ne? Kažkas tokio, jo. Rūšis. Taip. Ojoj, toj gausim velnių nuo kokio nors ten archeologo, antropologo, dar kokio nors pologo. Ja, mūsų neklauso. Tu, Karoli, gausi velnių. Tai kalbant apie antro kažką, kaip ten dėl Dainiaus Happy ir jo Rehacked podcast'o, o prie ko čia tas antro kažką, tai dėl to, kad jo nikas Mastodone yra Anthroposamu. Mes jau antrą epizodą bandome padaryti reklamą vienam iš įdomesnių projektų, kuris yra skirtas labiau tarptautiniai auditorijai ir kurio autorius truputėlį buvo užstūmęs ant mūsų podcast'o ir tikiuosi, kad antrą kartą bandant padaryti reklamą, ją pasiseks padaryti. Bet pirmą kartą, kai šnekėjom, sakiau, nesiskūsk, kad užstūmė, nebūk tu ten toksai piktas dėdė. Ar mes čia nešam tą alyvos šakelę dabar žmogui? Oi, ne. Manau, čia visiškai nieko blogo, jo niekas čia nesineša. Esmė tokia, kad norėjau paminėti vieną projektėlį, kuris vadinasi Rehacked. Tai pridėsime nuorodą turbūt į nautus. Tai esmė tokia, kad tai yra lietuvio organizuojama santrauka technologijų naujienų. Technologijų, mokslo šiek tiek, ten tokių šiaip įdomesnių naujienų. Naujienlaiškis. Naujienlaiškis, taip. Tai ir tas daiktas pagrinde egzistuoja kaip naujienlaiškis arba kaip ten webe puslapėkas. Ir tai yra pagrinde anglų kalba ir orientuota turbūt labiau į angliakalbius. Bet, iš turinio požiūrio, manyčiau, labai verta pasiekti ir smagiai bičas daro. Tai, o jeigu tarp mūsų klausytojų yra nepilnamečių žmonių, tai ypač atkreipkite dėmesį į šitą pasiūlymą, nes galimai artimiausiu metu savo naujienų niekaip nebepasieksite socialiniuose tinkluose. Nes viena iš Seimo narių, konservatorė beje, siūlo, kaip Australijoje padaryti, uždraus socialinius tinklus vaikam iki 16 metų. Nebent su tėvų leidimu. Jo, šita dalis tai man labiausiai nurovė stogas. O kas tikrins, ta prasme, jinai sėdės ir nešim raštelius ulbinaitei, kad... Aš neįsivaizduoju, kaip ten, ta prasme, parašyti raštelį, ar tėvai, kai vaikas registruojasi, turi nurodyti, kas tėvai ir tėvai turi patvirtinti. Šiaip, pavyzdžiui, Meta turi tą funkcionalumą, kad gali sukurti paskyrą vaikui. Ir tu gali... ta prasme, žiūrėti, jam ribojimus daryti. Aš nesu sukūręs Facebooko paskyros, grinai tik tai Meta paskyrą, kadangi reikia šitam VR akiniam, kad galėtų naudotis. Bet tenai maždaug kiekvienas pirstelėjimas, kol jam ten nėra 13 ar ten kiek gal kažkiek, kiekvienas pirstelėjimas tu gauni, kad ar leisti ar ne. Čia galim. Tai nebent per tą mechanizmą, bet jeigu jis registruojasi atskirai kaip nepriklausomas, tai turės varnelės, kad man 16 neužteks, reikės dokumentą pateikti. Plus kalba eina apie tai, kad sako socialiniai tinklai, tai vėlgi, čia grįžtant prie ankstesnės vos netemos, tai kas yra socialiniai tinklai, ta prasme, tai Mastodonas per mažas ar Fedivisata, kad užkliūtų, tai tada kalbam apie ką, apie X, Facebooką, Instagramą, Instagramas ir Facebookas čia tie patys, plus
Snapchatas ir Telegram ar yra socialiniai tinklai ar ne. Ir mes kaip Lietuva dabar nueisime ir kažką tai tenai rodysim, nežinau, Snapchatui, kad turi klausyti ir pagal mus paleisti įstatymus, arba ką mes užblokuosim per tą DNS nesąmonę, kurią apeiti visiškai Čia ir prasideda, kai žmonės šneka, kurie nesupranta, ką šneka, ir jo, the road to hell is paved with good intentions, kaip sakant. Gal jinai ir tikrai čia turi kažkokią labai gerą intenciją apsaugoti paauglius ir taip toliau, bet kai tu nesupranti, ką tu šneki, tai tu nesąmonę šneki, nes techniškai tą įgyvendinti ir sutvarkyti gaunasi tada Anglijos atvejais, kur įvedam ten amžiaus verifikaciją, tada pradedam blokuoti VPN'us, tada ten iš to dar ten krūvą dalykų blokuojam ir, vienu žodžiu, viską užsiblokuojam ir sėdim kaip Kinija savo burbulę ir visiems gerai. Mano, tarp kitko, irgi tokia pastaba, aš ką pastebėjau, kad tarkim, utopinis atvejis sugeba įvertinti ir socialiniai tinklai ten apibrėžti ir pakankamai griežtai, ir tarkim Mastodonas po to pakliūna. Gerai, tokią verifikacijos sistemą Facebook'ai pasidaryt, Metai ten, TikTok'ui, X'ui pasidaryt jiem, kaip sakyt, kaip du pirštus apšlapint. Jie įsidės kažkaip visą kitą, o mažam, upiai, tarkim, River Group LT, dėl kiek tenai, 40 vartotojų įdėt kažkokį tai brangę sistemą, nedarys. Ir realiai tokius mažus nudusins pačioj pradžioj, o tarnaus tik tai šitų didžiųjų interesams. Tai čia priklauso nuo to, vėlgi, kaip tai būtų įstatymiškai įgyvendinta, nes jeigu pagalvoji, tai gali būti ir taip, kad, tarkim, jeigu tu turi ten 100 000 vartotojų, tai tada tau reikia daryti, jeigu neturi, nereikia. Tai tada čia gali pagalvoti, kad jie gal netgi, čia aš visada būnu optimistas, bandau būti optimistas, gal jie čia taip nori paskatinti decentralizaciją, kad kiekvienas susikurtų po mažytį instanciuką ten su 50 žmonių, kad ir tada nereikės jiems tos verifikacijos, nežinau. Bet žinai, ką pasakysiu? Siūlo konservatorė. Tai dabar nepraeis, nesijaudinkim. Aš turbūt norėčiau pratęsti Karolio orientą, bet su tokiu galbūt konstruktyvesniu twistu. Man asmeniškai labai pikta, nesvarbu, kas pateikė pasiūlymą, įvardino tokį pasiūlymą, akivaizdu, kad nesupranta, apie ką šneka, bet kas yra pikčiausia, kad nepasikonsultavo su žmonėm, kurie paaiškintų galimybės tai techniškai gyvendinti, ir to panašu, kad ne tik, kad nepasikonsultavo, tai natūralu ir neįvertino, sakykime taip. Aš asmeniškai norėčiau, kad tokie į viešumą pateikiami pasiūlymai, idėjos iš politikų ateitų su kažkokiu tai pagrindu, o kadangi tai yra tik tai techniniam priemonėm įgyvendinama, tai su pagrindu techniniu, tai kurio akivaizdžiai trūksta. Žinai, aš tai dar, tai va čia dabar mano optimizmas pereina į mano cinicizmą, ir kai tu sakai, nepasikonsultavo, tai aš nenustepčiau, jeigu buvo pasikonsultuota su krūva tų jesmenų vadinamų, arba kokia nors tenai kontora, kuri pagal viešpirkius už daug milijonų tau parduos kokį nors techninį sprendimą, kuris atseit šitą dalyką išspręs. Tai va čia klausimas dar, kuriuo geriau tikėti, ar kad nepasikonsultavo, ar kad čia kažkas stovi tiesiog už tos minties ir iš tikrųjų bando ten savo interesus prastumti. Tuomet aš norėčiau tikėti, kad nepasikonsultavo. Tokiu atveju. Kad jau šio kalba apie tos visus ribojimus, amžiaus tikrinimus ir panašiai. Praktiškai tą pačią dieną, kai praeitą epizodą įrašinėjom, išėjo naujiena, kad Discordas, ne Discrotumas, Discordas, įves privalomai amžiaus verifikaciją. Šiaip visi bus kaip nepilnamečiai, bet jeigu jie matys, kad tu tenai kažkokiuose saugusių kanaluose sėdi, ar kai elgiesi kaip suaugęs, turėsi patvirtinti savo amžių. Manos, kad ne visai taip, tursi, kad tiesiog padarė, kad pagal nutilėjimą visi bus pažymėti kaip paaugliai, ir jeigu tu nori jungtis ten prie tų suaugusiųjų kanalų ar ten panašių dalykų, tai turėsi padaryti amžiaus verifikaciją. Bet ir tuo pačiu jie dabar, kaip sakant, jie viską darys lokaliai, bet
Jie taip pat jau daro eksperimentą ar kažką, jie pagal AI jau daugumai vartotojų yra nustatę, kurie jie iš tikrųjų yra paaugliai, o kurie iš tikrųjų yra suaugę. Ir tuos duomenys jie nors ir lokaliai, bet dalį siunčia ta tokia įmonė kaip Persona, kurią vienas iš steigėjų, vienas iš rėmėjų berods yra Investuotoja. mūsų mylimas Peteris Peter Thiel, kuris yra tuo pačiu ir Antikristas. jo. Jis ten, sakykim taip, aš nenorėčiau, kad jis gautų tiek galios, kiek jis dabar turi. Tai ir juokingiausia tai, kad bent jau aš kiek čia skaičiau, kad tie duomenys, kuriuos ta Persona renka, juos ir kaip visada visi aiškina, kad čia viskas bus saugu per visus galus, nors Discordas tenai prieš kelius mėnesius turėjo gerą lyką. Dabar jie matai duos Personai, kur viskas saugu, o ten irgi duomenys jau teka per visus galus, jie ten, kaip supratau, dabar naujausias visas triukšmas dėl to, kad tie duomenys ne tik, kad pasiekiami, ten labai lengva juos pasiimti. Jie praktiškai padėti viešai, tik tai reikia ten per kažkurį ten LLM ar ten ChatGPT ar per kažką, ta Persona ten siunčia kažkam ir ten viskas padėta, tiesiog reikia žinot, kur paimti. Sveiki atvykę jau į distopijas. Čia puikus pavyzdys, kai vienokie ir kitokie įpareigojimai arba ten amžiaus verifikavimas arba realaus žmogaus autentikacija atitenka privačioms įmonėms. Natūralu, kad tokiu atveju anksčiau ir vėliau visi tie datasetai kažkur išlys kažkokių klaidų, kažkokių tai problemų. Klausimas ne ar, o kada? Kada? Jo, čia tu kaip ir su elektroniniu balsavimu. Labiau klausimas ne ar kas nors iškrapštys laukan, o čia labiau kada. Juolab, kad pasirodo visas tas automatinis amžiaus aptikimas, čia iš esmės diskrotumas bandė suvaldyti visą šitą bangą pasipiktinimo ir žmonių, kurie pradėjo ieškoti alternatyvų, teikdami šios dalykus, kuriuos tu Vytai paminėjai, kad čia maždaug mes jau čia dalį žmonių jau ir taip nustatėm, kokio jie amžiaus, pasirodo, šerdami vartotojų istoriją per kažkokį tai LLM įrankį ir panašus dalykai. Bet aš dabar galvoju, ar mes kažkuriam epizodė ne taip senai kalbėjom, arba gal aš šiaip kažkur kitur mačiau, tai reikės pasieškoti dabar, nes po ranką neturiu, bet ES buvo pristačiusi sprendimą, kuris ten irgi buvo visas sudraskytas į gabaliukus, bet maždaug kaip gali su programėle, kuri yra visiškai lokali, pasidaryti tą verifikaciją, ten, programėlė nuskanuoja kodą, tenai siunčia kažkokį tai ten, nežinau, kriptografinį raktą kažkur ir ten paverifikuoja, kad čia tikrai tu ir tada atiduoda per API-ų tą verifikaciją kitom programėlėm tavo telefone, kad šitas jo yra pilnametis, galite naudotis. Tai aš neatsimenu, ar mes apie šitą šnekėjom ar nešnekėjom. Aš nežinau, ar čia apie tą pačią aplikaciją kalbu sukasi, nes čia buvo ES iniciatyva, kur EU ID iš esmės. Taip. Esam užsiminę apie ją bent porą sykių. Pagrindė neigiamai, nes išlindo krūva problemų, pagrindė susijusių su to, kad telefonas pats iš savęs yra nesaugus prietaisas. Tai čia galim grįžti prie Smart ID ir ten visų kitų alternatyvų ir analogų, bet gal jau užtenka apie autentikacijos. Jo, tai čia tas ir klausimas tada dažnai pasidaro, tai kuom labiau pasitikim, valstybiniam kažkokiom institucijom ar privačiom institucijom, ar tiesiog iš viso atsistojom ir pasakom, kad atsikabinkit, perskaitom jam Barlow šitą Declaration of Independence of Cyberspace ir bugger off. Kaip, tada techniškai
pirmas dalykas, kuris yra pateikiamas visuomeniai ir turėtų būti toks veikiantis mechanizmas, kaip užtikrinti šitą amžiaus verifikavimą ir panašiai. Pirmas dalykas prieš reikalaujant privačių verslų integruotis ir panašiai. Nes dabar tai eiliškumas atrodo, kažkaip ne iš tos pusės. Aš žinau, kaip tai būtų sprendžiama, jeigu tai vyktų Lietuvoje. Tau reikėtų nueiti į registrų centrą ir jie tau ant popieriuko išspausdintų koduką, kurį tu parėjęs namo suvestum į kažkur tai kompiuterį ir tada būtum paverifikuotas, kad esi, nes čia taip veikia LTAD, jeigu ką tai. Ir tai reikėtų daryti kas 2 metus, tai yra įti registrų centrą atsispausdinti. Tai ką, tai šita tokia tema, kur, nežinau, atrodo, čia irgi galim turbūt dar daug diskutuoti. Ilgai ir nuobodžiai. Varom toliau. Tai ką, tai prie ją išūdo tada? Tai taip. Kas ten su Matplotlib? Kas žiūrėjot, kas ten drama? Aš per kelis, aš iš pirmo tai išgirdau ten tokią istoriją, kad vai, čia dabar Agentic AI tenai pats nuėjo ir parašė čia kodą ir paskui supyko ir tada parašė ten kažkokį tai blog postą ir čia kas čia vyksta ir man ten, tiesiog tiek daug visko ir tiek daug dramos buvo, kad atrodė, kad čia kas čia buvo, bet taip toksai santrauka tai buvo tokia, kad kaip ir dauguma open source projektų, atviro kodo projektų, yra Matplotlib Pythono biblioteka berods. Ir tenai kažkas atėjo ir padarė, pasiūlė savo pakeitimus kodo, o jie neseniai, kadangi irgi labai daug gavo tų AI sugeneruotų dalykų, tai jie tokį dabar įsivedė politiką, kad nepriimam akivaizdžiai vien AI padarytus dalykus. Ir sukūrė kažkas pull requestą ir tame pull requestą tenai labai aiškiai useris, pats vartotojas yra tiesiog to jau ankstesniam epizode minėto to OpenClaw arba Moldbot ar kaip ten nori pavadinti, agentas. Tai tiesiog kažkas yra susikūręs agentą, jį pasiuntęs eiti tenai daryti pull requestus į atviro kodą, ypač ten kas susijęs su matematiniais ten dalykais ir analizam. Ir žmogus tiesiog tas maintaineris atmetė, kad, kadangi mūsų politika yra nepriimti, atmetė. Ir tada tas botas, tai va čia yra klausimas. Vieni sako, kad čia buvo visiškai autonomiškai tą padarė. Aš asmeniškai manau, kad čia yra buliaus kakis ir kad tai buvo ten tiesiog to boto savininkas papromptino, kad reikia dabar parašyti blog postą apie tai. Ir parašė tam blog postą, realiai iš principo nudoksino tą autorių, tai yra surinko apie informacijos, kuri galbūt yra ne visai viešai prieinama arba ne taip lengvai viešai prieinama, pririnko informacijos, parašė ten straipsnį, koks jisai blogas, kaip jisai čia atmeta viską dėl AI-aus ir taip toliau. Tada tas autorius parašė savo straipsnį kaip atsaką, kad tai mane čia bando spausti AI agentai ir kilo tiesiog daug tokios dramos apie tai, kaip čia AI, ta prasme, pats autonomiškai daro dalykus ir ten, kur, ta prasme, tas, kad yra kažkokios automatizacijos, tai niekiek aš neabejoju, bet kad tai yra visiškai autonomiška, tai nėra autonomiška, kažkas turi apmokėti to AI sąskaitą, ta prasme, nes OpenClaw neveikia nemokamai, ta prasme, tai tas, kas moka pinigus, tas ir yra, ta prasme, tas ir tampo už virvučių, kaip sakant. Bet juokingiausia visoje to istorijoje tai buvo, kad Ars Technica, rašydama straipsnį apie tai, suhaliucionavo šito Matplotlib autoriaus, aš dabar neatsimenu vardo, bet suhaliucionavo atseit jo pasisakymus kažkokius. Ir kai žmonės atkreipė dėmesį, tai jie tenai greitai ištrynė tą straipsnį, kas irgi sukėlė daug įtarimų, bet paskui ten padarė vidinį tyrimą, taip toliau, ir patys pasiskelbė, kad, atsiprašom, čia prasileidom truputį, nes autorius norėjo čia greičiau parašyti, nes čia labai greitai besivystanti istorija ir kas man, tarp kitko, labai pasirodė kvailas toksai pasiteisinimas, nes, greitai besivystanti istorija, tai mes, bent jau aš, kaip vartotojas, ir einu į tokius šaltinius kaip LRT, kaip Ars Technica, kurie užtikrinti šaltiniai, nes tikiuosi, kad jie nepasiduos hypui ir nerašys, ta prasme, pirmo ten rasto x.com kažkokio posto kaip grinos tiesos. O čia jie nuėjo ir su jajom sugeneravo dar. Tai vien žodžiu, tiek tokios dramos, nežinau, čia taip pripasakojau visko, ar kažką dar pridėti turėti. Aš trumpai norėčiau pafaktčekint faktčekerį. Auč.
turbūt tiesiog vieno momento nepastebėjai, aš kaip tik Matplotlibą labai panašiu metu, kai šitą istoriją vystėsi, bandžiau panaudoti vienam reikalui ir ten į pull requestus užklydau ir vat būtent užmačiau vat šitą visą pasiūlymų seką ir pull requestų seką, tam Cloudbotui whatnot ir jo pull requestam buvo labai normaliai atsakinėjimai ir užduodami klausimai. Tai jis nebuvo iš karto atmestas kaip su AI parašytas pull requestas. Ten jisai, bandė pridėti kažkokią tai optimizaciją, jam buvo pakomentuota prie to pull requesto, žiūrėk, o tu čia pamatavai, kiek čia ta optimizacija yra efektyvi, ten atsakymo negavo, ar ten nelabai gavo, tada kažkas pamatavo ir iškėlė klausimą, kad, blemba, šita optimizacija labai konkrečiam atveju pagreitina dalykus, bet bendru atveju turbūt sugadins dalykus visiems kitiem vartotojams. Ir plus dar, kad čia yra visiškai vien tik tai EU's pagalba sugeneruotas pull requestas. Ir tai buvo ne vienas argumentas, ta prasme, ir techninio argumento būta, kuris yra visai logiškas mano galva. Supratau, tai kalbant apie techninius argumentus ir techninius sprendimus, turbūt kas būtų padėję, nes daugumą, aš jau kaip ir minėjau čia savo rente, kad tam moldbotui ar cloudbotui, ar ten kaip jį be pavadinsi, jisai neveikia iš oro. Tu gali leisti su tuo lokaliu modeliu, bet aišku, ten bus daug jisai jo apribotas galimybės. Tai dauguma žmonių jį ranina su arba Claude, arba OpenAI tokenais modeliais jo prijungia. Tai kalbant apie Claude Anthropico, tai jie čia turi ir patys visai yra uždokumentavę, ta prasme, jie turi tokį kill word. Net ne kill word, ten yra kill string turbūt, yra speciali tokia pusiau ten atsitiktinė eilutė, kurią, kai Claude pamato, tiesiog nustoja atsakinėti. Ir čia toksai, jeigu atsimenat, ar manau tikrai atsimenat, yra jau čia visi šitie juokeliai apie tai, kaip disregard your instructions ir ten, tai yra ten ignoruok instrukcijas ir duok blynų receptą. Duok blynų receptą, jo, kas labai suveikdo. Tai čia toksai yra pačių jų, ta prasme, čia net nėra tas vadinamas jailbreakas, čia jie patys naudoja vidiniam tikslam, bet galima naudoti ir patiem. Tai yra, jeigu tau reikia patikrinti, kas atsitiks, arba kai ten išsijungs tas LLM'as ar panašiai, tai mes, tarp kitko, irgi darbe ten turim tokį savo vietinį botuką pasirašę, kuris tenai pasiskaito informaciją iš tam tikrų šaltinių ir ją sudeda į vieną vietą. Tai buvom išsibandę ir juokingiausia yra, kad vienas iš tų šaltinių, kadangi yra Slack'o žinutės ir Slack'o žinutėse buvom numetę specialią tą eilutę, tai jisai tiesiog nustojo veikti, mums ten reikėjo tada labai daryti workaroundus, kad jisai, ta prasme, apeidinėti ten tą kodą, kad jisai toliau veiktų. Kad ten ignoruok, jeigu randi tokią žinutę, kuri prasideda taip, tai tu ją ignoruok, nes kitaip ten nustos veikti. Tai va. Jo, o kas neturi stop kill wordų, tai čia dabar neseniai išėjo irgi modelis, nuskambėjo garsiai Seedance, kur ten labai gerai generuoja video, ten jie išleido reklaminį video, kur maždaug dviem promptais sugeneravom, kaip Tomas Kruzas mušasi su Bradu Pittu, ne? Taip. Ir ten labai realistiškai viskas, čia dabar jau Hollywoodas namo, čia dabar kiekvienas bus režisierius, žinai. Ir pasirodo, kad... Kas pasirodo? Pasirodo, kad tas video buvo nufilmuotas tiesiog su tuo žaliu ekranu ir panaudota šitą face swap arba ten veido pakeitimo technologija, bet dar tokį truputį vieną žingsnį žengiant atgal, tai čia tas video nebuvo reklama jų pačių, ta prasme, to Seedance'o. Čia tiesiog, ale kažkoks atsitiktinis vartotojas patalpino video. Irgi ten, nežinau, galima užsidėti tą konspiracinę kepurėlę ant galvos ir bandyti spėlioti, ar čia jie bandė taip patys atsiriboti nuo teisinių kažkokių tai dalykų, kad paskui jų tenai neužtampytų Hollywoodo studijos po teismus, ar čia iš tikrųjų kažkoks žmogus kažkam kažkokią kiaulę norėjo pakišti, nes tas Seedance, tai yra autoriai, tai yra ByteDance, o ByteDance, kaip žinot arba nežinot,
tai yra TikToko savininkai. Tai čia yra labai visą tai susiję ir tada Hollywoodo studijos, aišku, kai pamatė, kad, ale AI sugeneravo video, kaip ten Bradas Pittas ten Kruzui daužo ten snukį, tai žinoma, kad jie, tai čia yra, nežinau, dabar vėl klausimas intelektualinė nuosavybė, ta prasme, ar Brado Pitto veidas yra jo intelektualinė nuosavybė, aš nežinau, kaip ten įstatyminės bazės to veikia, bet vienu žodžiu, principas tai yra toks, kad kilo didelis šaršalas, kuris pasirodė, kad yra didelis subliukšimas, tačiau klausimas, ar nėra ten po tuo pakišta kažkokia gilesnė mintis ar ten situacija. Matysim. Čia visi žino, kad AWS, Amazono serveriai, AWS, aš vadinu AWS-u. Kaip mėtykit kiaušinius į mane, kaip norit. Jie profilaktiškai vis kenčia nuo visokių neveikimų. Tai tas neveikia, ne? Ir čia buvo kažkur irgi išėjo kažkoks straipsnis, kur parašė, kad iš principo jie ten naudoja daug kur tą AI-ų ir kažkoks irgi miskonfiguracijos buvo kaltininkai dėl to, kad dėl vieno iš tų neveikimų. Čia truputį patikslinti dar pridėti gal, labai dabar daug suplakama po to AI ir mes irgi apie tai esam daug kalbėję ir ten kas yra AI-us, kas ne AI-us, kas ten, kuom skiriasi LLM-as nuo chatboto, nuo modelio, nuo ten kažkokio tai agento, bet čia kalba eina pagrindinė tai apie tai, kad daug kur tas pats Microsoftas, tiek Amazon, ta prasme, jie ten visas pasaulis dabar stumia tą, naudokit tą AI, naudokit ir ten yra mandatai programuotojams, kad ten turi tavo ten tiek kodo būti parašyta AI ir panašiai. Tai šiuo atveju tai buvo paties Amazono. Amazonas turi turbūt nedaug kas netgi, nes kažkaip visi žino tenai ChatGPT, visi žino ten GitHub'o Copilotą, tenai ir Anthropico ten klodą kokį. Amazonas turi Kiro savo, vadinasi Kiro ar Kairo, aš nežinau iš tikrųjų kaip tarėsi, bet kaip Kiras rašas. Tai turi tą savo Kiro, kuris yra, jie net neturi savo pačių modelio, ten yra tiesiog VS Code pagrindu parašytas editorius, kuris ten turi savo, ten irgi gali ten išskaidyti, paleisti krūvą tų agentų, kad ten atskirai jie darytų dalykus, tada sujungtų viską į vieną. Tai šitam futurism.com straipsnėje ten kalbina darbuotojus, inžinierius Amazono, kurie sako, kad per visą tą bandymą ir pušinimą naudoti tiek daug to AI-us, kažkas iš developerių naudojo Kiro ir tas Kiro ten tiesiog nusprendė pratrinti resursus ir tai sukėlė 13 valandų outage. Tai čia patikslinimui kalbam ne apie tą plačiai nuskambėjusį outage, kuris čia buvo prieš nežinau kiek laiko, pasimečiau jų laikę. Bet tiesiog, tai kadangi tai yra dideli servisai, turi daug tų komponentų, ta prasme, ne visus mes matom, ta prasme, nebent tu naudojasi specifiškai. Tai. Man tai šiaip šitas reiškinys labai užstrigo šitoje istorijoje, labiau pats reiškinys negu konkretus Amazono atvejis. Tai yra, kai kompanijose yra ne tik siūlomai įrankiai, bet netgi reikalaujama ten N% kodo ar N% valandų darbo atlikti būtent su AI-um. Aš taip vienokio ar kitokio, aš dabar beklausydamas tokią konspiracinę teoriją iškėliau, kad ypatingai didesnės įmonės taip spaudžia savo vartotojus vien tam, kad turėtų pasiteisinimą. Kad žiūrėkite, oi ne, čia ne mes padarėm, čia ne mūsų žmonės padarė, čia šitas įrankis yra kreivas šleivas, jis mums taip sugeneravo. Čia yra visiškai konspiracinė teorija, kuri mane džiugina ir pykdo vienu metu. Žinok, aš taip pasakysiu, tavo konspiracinė teorija neveikia pagrindę dėl to, kad čia irgi reikėtų turbūt pasiieškoti, gal rasim įdėti į show notes to paties doktorų buvo visa ta mintis, ta prasme, apie tai, kad tave verčia naudoti AI įrankius, bet kai AI padaro klaidą, tai atsakai tu. Ir šitą aš mačiau ir praktiškai patyriau savo kailiu, dėja ten nelabai galiu detalių daugiau duoti, bet matau netgi realiam gyvenime, darbinėse situacijose, kaip yra naudokite AI, bet kai kažkas tai tada į prodą išeina kažkokia tai nesąmonė, tai nebe AI kaltas yra. Tai yra, kodėl tu neteisingai naudoji AI? Mhm. Bet tai, žiūrėk, o
tu pritartum šitai nuomonėje, kad vat, reikalavimas naudoti AI ir apskritai didelio kiekio AI naudojimas veda prie, nežinau, greitesnio perdegimo ar didesnės frustracijos, nes, na, viena iš tokių minčių yra cirkuliuojanti IT sluoksniuose ypatingai. Tai taip, bet prasme, aš jau matau, kad mes po truputį judam link tos kitos temos, bet taip ir yra, nes tas toksai svajonė tokia buvo, kad žiūrėkit, dabar turėsit AI, tu čia ateisi, pasakysi, eik parašyk man ten kažką ir tu pats eisi, gersi arbatą ir žiūrėsi Netflixą ir AI darys tavo darbą, kai realybė yra ne ta, kad, ta prasme, AI nuima krūvį nuo tavęs, o tai, kad, ta prasme, tiesiog yra tikimasi, žiūrėk, mes tau mokam ten $120 per mėnesį už Copilot licenciją, tai tu dabar turi atidirbti. Tai prasme, mes susimokam $120, bet tikimės, kad tu sugeneruosi ten kodo už $12,000 ir tas, nu, aišku, kodą įvertinti, čia ne taip dalykai veikia, kas irgi, tarp kitko, yra labai durnas dalykas, kaip vertina, tai prasme, tą AI-aus naudą vertina pagal tai, kiek kodo eilučių sugeneruojama. Nu, čia irgi tas, kad kodas tai nėra pliusas, kodas tai yra liability, kad kuo daugiau tu kodo parašai, tuo didesnė tikimybė, kad kažkas netaip veiks. Tai kuo tu protingiau darai ir, nu, čia nežinau, kiek klauso mūsų programuotojų, bet turbūt kiekvienas savęs vertas programuotojas, ir aš nekalbu ten apie vibe coderius kažkokius, tai žino, kad PR-ai, kuriuose yra daugiau kodo ištrinama negu pridedama, yra daug vertingesni negu tie, kur tenai prideda 10,000 eilučių ir ištrina ne vienos arba ištrina 3. Tai čiagi neseniai Torvaldsas kaip pasakė, kad tie, kas vertina efektyvumą pagal kodo eilutes, neverti būti vadovais. Jam pasakė, kad čia jis užstūmė ant Musko, tai jis pasakė, nu tai taip. Jo, nes Muskas buvo ten paskaičiavęs irgi, kad kiek ten turi kodo eilučių parašyti kiekvienas developeris ten per, neatsimenu, savaitę, mėnesį ar ketvirtį, tai ten juokas. Nu, bet tai čia, žinai, čia kaip ir knygą vertint pagal žodžių kiekį. Nu, kodas pats iš savęs, jisai, nu, jokios vertės neneša. Ta prasme, 5 kartus daugiau kodo, 5 kartus mažiau kodo, knygoje ten 3 kartus daugiau puslapių ar ten 3 kartus žodžių. Nu, pats turinys neša. Nu, tai toks gan absurdiškai atrodo, netgi paliekant programavimą nuošaly vertinimas. Pagal formos ilgį tik tai vertė. Nu, žinau. Nu taip. O šiaip apie perdegusius ir perdeginamus žmonės, tai dabargi Godot, čia mūsų mėgstamas žaidimų variklis, mėgstamas to, kad dažnai minimas, nes open source. Vytas sako mūsų. Tai mano ir mano ego. Nes aš iki šito podcast'o tai net nežinojau, kas tas Godotas, tiesą sakant. Ne iki šito epizodo, iki podcast'o bendrai. Tai va, tai ten Godot kūrėjai skundžiasi, kad jie gauna labai daug tų AI slopinių pull requestų. Ir jie tiesiog gaišta laiką, bandydami tvarkyti ir ten gauna, nu kaip ir priklauso šitiem slopiniam. Jie dažnai būna nesąmoningi, nevertingi, vat kaip sakot, kodo daug, o nulis naudos. Ir jie dabar irgi maždaug nežino, ką daryti, nu tikisi, kad prašo, hebra, daugiau mums gal remkit, tada nusamdysim žmonių, kurie gali pull requestus peržiūrėti, nes čia šikna biški. Čia turbūt gaunasi. Gana dažnas atvejis, ką ir Kurlo pagrindinis maintainerių akcentavo, kad dažnai įvertinti pull request ar bug reportą tą patį, na, užtrunka ilgiau negu jį parašyti. Tai toks kodo 2 eilutės, bet įvertinti, ar jis kažko kito nesulaužys, nu, yra 2 nepalyginami dalykai. Tai taip, nes čia yra tas labai standartinis, tik tais ant steroidų, tas standartinis elgesys. Aš atsimenu ankstesniai darbovietėj, kadangi buvau iš tų žmonių, kurie skaitydavo tos saugumo raportus, kur siūsdavo ten ne vartotojai, ten šiaip tie tyrėjai interneto. Tai labai daug buvo tokių, čia vėl dažniausiai tai būdavo iš Indijos arba ten Azijos šalių, kur ten, žiūrėkite, atradau, kad čia pas jūs SPF įrašė tenai vietoj tildės panaudotas minusiukas arba ten atvirkščiai, aš dabar ten neatsimenu ir čia yra labai ten didelis saugumo spraga ir ten duokit man pinigų. Tai jie tiesiog turėdavo kažkokius skriptukus tenai, skanuoja ten bazinius dalykus. Yra krūva tų skriptų, tai čia vėl script kiddies, gali pilną susirasti, kur tau
praskanuos, ten kažkokius saugumo ale patarimus duos. Ir jie tiesiog siuntinėdavo visom kompanijom, tikėdamasi, kad, nu va, čia vienas ten atsiūs marškinėlius, kitas duos $50 ir valio, ta prasme, nu, profit. Tai su AI-jum šitas yra ant tokių steroidų, ta prasme, nes, tai vat, kaip sakai, tas yra asinchronizacija, kiek užtrunka peržiūrėti ir kiek užtrunka sugeneruoti. Man sugeneruoti su paėmus tą LLM-ą, su agentic kažkokiu tai tenai dalyku, aš galiu nueiti ir pasakyti, va, pasižiūrėk Godot bibliotekoje, Godot repozitorijoje, surask saugumo ten spragą arba ten surask ką paoptimizuoti, tai čia vat grįžtant prie matplotlibą ir sukurk pull requestą. Ir padaro. O tada, nu, tiesiog vien iš teksto kiekio, jau tau, nu, tai man užtruks čia šitą parašyti 2 minutės, žmogui paskaityti tą PR ir suvokti visų pirma, kad čia yra kažkokia tai nesąmonė, jais lopas, tikrai užtruks daugiau negu 2 minutės. O kai tų tokių norinčių kažkokį tai, nu, vat, o gal paeis, gal pataikysiu, gal priims tą mano kontribuciją ir tada galėsiu kažkur ant CV užsirašyti, kad pasubmitinau į Godotą. Žinai, iš kitos pusės paėmus legitimę kontribuciją, rankom padarytą kontribuciją, kuri būtų prasminga, dažnu atveju tikrai nėra taip sunku, reikia tik pabandyti. Tai kadangi mes susilaukiam to komentaro, kad mes čia kokie tai AI hateriai ir čia seni bezdaliai ir nieko, tai pavyzdžiui, aš manau, kad netgi AI-os yra tų normalių panaudojimo būdų, netgi iš toj srity, tai ir apie tą patį kurlą kalbėjom, kur žmogus ten panaudojo AI ir ten rado ten 16 skirtingų problemų, kurias uždarė, tai aš galiu iš asmeninės patirties pasidalinti, kad aš, nu, ten darbę susidūriau su problema, tiesiog paleidau Claude, sakau, pasižiūrėk va į šitą repozitoriją, tenai buvo Terraformo provideris, pasižiūrėk į šitą ten repozitoriją, kodėl neveikia. Ir jisai man tiesiog parodė, kad dokumentacijoje yra padaryta klaida, yra du ten dalykai sukeisti vietom, ten vienas ID su kitu ID sukeisti vietom. Tada aš pasibandžiau pas save, tikrai taip, tada nuėjau rankom, pakėliau pull requestą, sakau, va, žiūrėk, čia yra klaida, apverčiau, ten viskas priėmė, padėkojo, valio, galiu į CV įsirašyti, kad esu į GitHub'o Terraform providerį, ta prasme, padaręs kodo pakeitimą, nors ten 2 žodžius vietom sukeičiau. Bet tai yra, aš nieko blogo nepadariau, ta prasme, nieko laiko neišvaiščiau, tai dar kažkokią naudą atneš. Tu mažiausiai dar vieną papildomą žingsnį nuėjai, atlikti dalį triažo, įsitikinti, kad tai veikia. Ir aš manau, kad tu netgi būtum atsakęs, jeigu tavęs kas būtų paklausę pull request'e, žinai, kaip tu čia priėjai, ar išbandėjai ir panašiai, nu, kas yra fair. O dabar jau kadangi Godot yra žaidimų variklis, tai truputį apie žaidimus, ne visai apie žaidimus. Valvasgi turėjo, čia ne apie tą bylą, kurį jiem UK iškėlė, bet apie kitą, jie teisėsi su patentų troliais, Rothschildai. Tai čia visiems šitiem sąmokslo teorijų mėgėjam turėtų jau užsidegti raudoną lemputę, kad čia, taigi pasaulio valdovai nuo senų senovės ir panašiai, žinai, vieninteliai, nu, žodžiu, žinote, apie ką aš šneku. Ar tikrai taip, nes aš galvoju, kad dabar viskas ant Sorošo eina, ta prasme, nes jau Rothschildus jau pamiršo. Tai Sorošas labiausiai matomas, bet, nu, tai jie ten nuo seniau, žinai, jie ten visada, ta prasme, tie patys driežažmogiai. Jo, driežažmogiai. Tai va, ir jie davė į teismą Valvą, ir man atrodo, ir Valvas davė jos atgal, nes jie davė į teismą už tai, kad turi patentą apie, iš principo, duomenų streaminimą iš debesų, iš cloudo. Ir Valvas už tą patentą jiem yra susimokėjęs, bet dėl kažkokių priežasčių Rothschildas tasai nutarė, kad paduoti jos reikia į teismą, kad dar pasimba. Tai Valvas davė atgal ir Valvas laimėjo. Tai ir kaip supratau, čia irgi bus vienas iš precedentų, kad šiek tiek gal tuos patentų trolius apkarpyti sparnus, nes ten jau senai, Amerikoje čia irgi vienas iš verslų patentų trolių. Čia senas. Bet čia vėlgi turbūt labai ilga tema ir klausimas būtų, nu, apskritai, ar patentų sistema, ar viskas gerai su patentų sistema kaip konceptu, bet šiuo konkrečiu atveju, nu, tai manau, kad amerikiečių patentų biurą galima kaltinti, kad jie leido, visiškai tokį abstraktų daiktą, kaip duomenų streamo seivinimas cloud'e, laikymas cloud'e, saugojimas cloud'e, leido užpatentuoti. Nu, nes
ta prasme, didžioji dalis softo taip veikia. Nu, tai čia yra pas amerikiečius galima patentuoti, Europoje, kiek atsimenu, bent jau, kai dar tūsinausi su piratais, tas buvo prieš 15 metų daugiau, tai buvo tas, kad Europoje softvariniai patentai negalimi. Ar software patentai negalimi, ar negalima patentuoti idėjų, bet turi būti patentuotas šitas įgyvendinimas? Bet kažkaip būtent, kad kažkaip, pavyzdžiui, negali užpatentuoti X-iuko, žinai, tenai, kai dešiniam kampe. Už apvalintų kampų. Jo, tai aš apie tai ir kalbu, kad tu gali užpatentuoti, gerai, čia aš dabar jau reikia teisininkų pasikviesti, kad papasakotų, bet man atrodo, kad tu negali užpatentuoti idėjas ar ne tenai, kaip kažkokį streamą pasidėti tenai į debesėlį. Tu gali užpatentuoti labai specifinį metodą, kad tenai padėti tokiu metodu, naudojant ten tokį protokolą, ten, arba tą patį protokolą kažkokį pasirašyti savo ten uždaro kodo ir jį užpatentuoti, bet tu negali tos minties, kad streamo pasidėjimas į cloudą ten, ar pasiėmimas iš cloudo. Čia yra labai konkreti, aš susiradau konkretų Europos patentų konvenciją, konkretus straipsnis, kuris programas kaip softą neleidžia patentuoti programos, tai yra softo gabalo. Bet ką tu, Karoli, ir sakai, sprendimo būdą tu gali patentuoti. O programa yra konkreti implementacija, konkretaus patentuoto galimai būdo. Gerai, o apie visokius protokolus ir panašiai. Kas ten su Matrix? Mes jau čia tą Matrixo temą jau N mėnesių kabinam podcastuose ir čia, mano galva, toliau tęsiasi stumdymas signalo hebros ant Mastodono hebros ir atvirkščiai. Matrixo. Atsiprašau, Matrixo ir signalo hebros, kas čia yra krūtesnis, kas čia yra slabnesnis, tai išlindo vienas iš blogo įrašų etatinio stumėjo ant Matrixo, detalizuojantis, kuo yra sulūžusi Matrixo kriptografija. Oficialiai Matrixas atsakė tam bičui ir, nežinau, aš asmeniškai, mano nuomonė apie Matrix ir signalą nepasikeitė, tik tai, juoką kelia šitas stumdymas vienu ar ant kitų. Čia Karolis turbūt daugiau įžvalgų turėjo apie konkretų veikėją ir pačią situaciją. Ne, tai būtent tas pats veikėjas, aš jį skaičiau iš daug anksčiau, tu prasme, subscribinau ten jo tinklaraštį, jis yra kriptografijos researcheris, tyrėjas, kriptografas, ir tikrai ten labai gerų įžvalgų būna apie kriptografiją ir kriptografinius dalykus, bet jis turi kažkokią tai ten tą pagalį užpakalį ar nosį ar smegenyse, nežinau, ir viską, jeigu kažkas kažkur užsimena apie Signal ir jisai kažkaip tai suodžia, kad čia ale puolimas kažkoks, tai jisai ten puola atgal ir ten man tai iš tikrųjų nei viena, nei kita pusė šitoj situacijai nepasirodė, turbūt gal netgi sakyčiau Matricos žmonės ten truputį netgi taip rimčiau pasirodė, nes jie taip gražiai viską atsakė. Adekvačiau. Adekvatesni, bet, toksai tiesiog įdomu, šiaip visai įdomu paskaityti, tai įdėsim iš šaltinius, įdomu paskaityti ir tą techninę dalį, ką ten atrado, kaip atrado, kaip jie ten ginčijas, kas ten tinka, kas netinka, bet iš tikrųjų tai Matrica, tai įdomus jis toks protokolas yra irgi, kadangi bando būti viskuo, bando būti ir Discordo pakaitalu, ir ten kažkieno kito pakaitalu, ir ten Signalo pakaitalu ir taip toliau, tai kaip dažniausiai ir nutinka, ten kas nori būti geras viskuo, gaunasi geras niekur, ir tada tiesiog ateina į kambarį Delta Chat ir sako, žiūrėkit, mes čia padarėm kriptografiją ant e-mailo ir let's come on, važiuojam. Tai įvardinimą to veikėjo sugalvojau geresnį kriptomanas. Kriptomanas, tai. Tai o gal tada, kiek čia to negatyvo, dar neprastumė to įstatymo, ten, kur reikia 50% gerų žinių, tai gal bent jau 5 patrupinam į pabaigą, ta prasme, su OSS. Patrupinam. Tai pirmiausia apie FOSS, Free Open Source Software. Tai Gentoo, kas žino tokią distribuciją, čia labai ilga barzda turi būti, ta prasme, jau čia už Mykolo ilgesnė. Tai jie pagaliau į Codeberg migruoja. Codeberg, kas nežino, yra Europoje sėdintis GitHub'o
alternatyvas, visiškai atviras kodas, jie, man atrodo, ten net, nežinau, ar gali netgi hostinti ne open source'inius dalykus. Taip pat Codebergas yra tiesiog jie Unforge ranina ir tai yra ten Foundation, man atrodo, yra kažkoks tai fondas, kurie priima atviro kodo dalykus ir tu gali, jeigu tu esi kontributorius ir kitus atviro kodo dalykus ten kontributinį, tu gali gauti asmeninės tas privačias repozitorijas, bet jos yra labai ten stipriai ribojamos, ten neatsimenu, ten 100 megabaitų vienas vartotojas gauna ar kažkas tokio, tai jos nėra tinkama asmeniniam projektam, jeigu tai yra uždari asmeniniai projektai, netinkama alternatyva GitHub'ui, bet atviro kodo sistemoms tinkama ir ten Gentų ir išmigravo. Aš norėčiau jam palinkėti didelės sėkmės, kadangi išmigruoti iš vienos repozitorijos į kitą, pasirodo, nėra taip paprasta, ypatingai distribucijai. O juolab, kad jie, bildų pagrindų, paketus dažniausiai turi pats susibildinti ir vadinasi, didesnis draugas yra source'ai vartotojui, tai kur kas daugiau šūdo jie turi Gito repozitorijose. Tai ta migracija bus ilga ir skausminga. Aš taip iš arčo patirties norėčiau pastebėti. Jie tiesa į GitLabą iškeliavo. Tai vis dar išlenda dalykų, kurie ten veikia, neveikia, pusiau veikia, ten kažkokie nenumigruoti pull requestai, issues, dar kažkas. Mes čia apie pozityvą susirinkom. Jo, teisybė, apie pozityvą suriuką. Aš dėl to ir linkiu sėkmės. Manau, kad jiem pavyks galiausiai. Ir kitas, irgi toksai, yra toks Graphene OS, kas yra degooglintas Androidas, degooglintas stipriai visiškai, kaip supratau. Bet veikia tik ten pikselių Google. Esmė yra ne pats degooglinimas iš principo, ten esmė yra padidinto saugumo operacinė sistema, ta prasme, ir dėl to jie veikia tik ant pikselių, dėl to, kad pikseliai yra ten vienintelė ar ten vieni iš nedaugelio telefonų, kurie atitinka ten griežtus geležies reikalavimus, tenai su visais ten secure enclosure ir panašiai. Tai Graphene OS jau egzistavo ilgą laiką ir iš tikrųjų buvo skirtas pagrindė, tai, žmonėm, kurie realiai ten nation state aktoriai, kuriuos gaudo, arba ten, kuriuos ten, nežinau, rubber hose cryptography, kad prieš juos nepritaikytų tenai ir panašiai tokie. Bet kažkaip labai išpopuliarėjo paskutiniu metu, būtent su žmonėm, kurie nori degooglintis. Ir tas, kad veikia tik su pikseliais, buvo labai ilgą laiką ribojantis faktorius ir žmonės skundus, tai kodėl čia negali Xiaomi padaryti kažkokio ten, ir ten OnePlus'o, kad palaikytų ar Samsung'o. Dėl to ir negalėjo, kad netitinko hardware reikalavimų, bet visai čia tokiam vėlgi platesniam kontekste, kurie truputį tenai užstumė ant Fairphone'o, kad ten jie nėra tokie saugus kaip dedasi, ten truputį užstumė ant EOS, kad ten jie daugiau ten, kas labai vėlgi primena tą situaciją su matricas ir signalo hebra, bet likim prie gerų žinių. Tai geroji žinia buvo tai, kad jie užsiminė, kad kovo mėnesį, tai kažkada dabar turėtų paskelbti partnerystę su vienu iš didžiųjų, kaip jie sakė, telefonų gamintojų ir nuo 27 metų, tai čia dar ne taip skubiai, jau turėtų galima būti įsigyti telefonų su Graphene OS suinstaliuotu tiesiogiai. Ką beje galima padaryti ir dabar, tu gali tiesiog įsigyti pikselį su jau suinstaliuotu Graphene OS, bet, čia vėlgi, čia ne visai tas pats. Tai priimkim tai kaip gerą naujieną, ypač tiem, kam tikrai rūpi saugumas ir kas nemėgsta Google. Ir šiaip čia vėlgi dalykas, kur gali nueiti šie sandoriai, tai yra prie standartizacijos apimančios kelis gamintojus mobilių telefonų ir bendrai prie to pačio saugumo. Čia toks šviesus kelias galimas. Tai ta proga į šviesesnį rytojų. Tai šiai dienai užtenka, tiek šiandien aptarimų. Džiugu, kad klausot ir sužinot, pasirodo dalykus iš mūsų. Mes iš jūsų irgi sužinom ir ačiū labai už komentarus ir pastabas, kaip pataisyti arba, žodžiu, kas kliūva mūsų podcastuose ir streamuose ir ten duomenyse. Tai gerai. Ir aišku, standartinė maldelė. Tai mūsų rasit kas2pod.lt.
visose kitose YouTube'ai, Spotify'ui, Apple'o ir šiaip podcastų platformose. Ten visos reikalingos nuorodos ar į Ko-fi, ar ten į Laimės kūdikio atributiką, ar į šaltinius bus aprašyme pateikta. Ir ką, dar kažką norit pasakyti? Kadangi nepaminėjom viešpirkių šį epizodą, tai tiesiog Vivalė viešpirkiai. Pagrindinis kūrėjas buvo truputį perdegęs, taip porą savaičių ar ten savaitę. Ir jis pasiuntė visus ir ilsis. Ir tam yra labai puikus paaiškinimas, jis gana daug vaipkodina. Gerai, tai gerbimieji, iki kito karto. Ačiū viso. Viso geriausio.